Aš tai labai patenkintas, iš tikrųjų norėjau Liną ištraukti, bet kadangi tokia buvo sudėtinga sistema, tai galvojau, kad jau šitas šansas yra nuplaukęs ir jau kai bus, tai bus. Tai galvojam naudoti laimimąjį būdą, nes jis yra pats geriausias, nes kiti būdai tiesiog netinka, bet iš esmės tai aš manau, kad pats maršrutas, pati kelionė, ten tiesiog reikia džiaugtis, tikrai proga yra labai faina ir manau, kad tiesiog reikia ir sugebėti dar pasilikti laiko pasidžiaugimui tikrai pačiu procesu. Manau, kad apie ekonomišką važiavimą reikia pasiskaityti, iš tikrųjų. Ir su Hondos reikia dar pabandyti, jeigu leis dar kartą su Honda pasivažinėti, kad išsiaiškinti visas galimybės, kaip tas Eco Drive mygtukas veikia ir taip toliau. Kadangi žinau, kas yra Andrius Firantas, tai aišku, turėtum galbūt žinoti. Žinau, kad žinai ir kitą medalio pusę labai gerai. Ar yra planas galvose laimėti? Pas mane tai tikrai yra. Manau, ko bandyti. Ko bandyti būtinai reikia. Ar ką nors žinot, girdėjot, gal buvot ir matėt apie Nordcapą? Neteko būti, nieko nežinau. Man teko. Nesitikėjau iš kelionės kažko gražaus, bet iš tikrųjų labai pakerėjo ta šalis, labai gamta graži ir būtent Nordcapas, tie vaizdai, mielai pakartosiu tą kelionę dar kartą. Ką patartum, vis tiek turbūt teko važiuoti su naujoju Civicu, kažką vis tiek gyvenime esi girdėjęs ir apie ekonominį važiavimą, ką patartum žmogui norinčiam laimėti? Keletą tokių labai konkrečių ir trumpų patarimų. Visų pirma, tai greitai pasirinkti tinkamą, nedaryti agresyvaus vairavimo elementų ir be abejo strategiškai žiūrėti kelyje į tai, kas vyksta aplinkui, kad išvengti staigių akceleracijų, staigių stabdymų ir, sakysim, greitis ir numatymas to, kas bus labai svarbu. Be abejo, automobilis turi ekonominius režimus, kurie leis kažkiek tai elektronikos pagalbą sutaupyti, bet žmogiškasis faktorius vis tiek yra ir tai yra labai svarbu. Be abejo, komandinis darbas. Tai turi būti abiejų komandos narių betarpiškas viens kito supratimas ir šiandieninis renginys, ta pirma pažintis ir yra kelias link ten, kad komanda pradėtų formuotis.